Sveiki, esu Arnas Radzevičius, agrotiksliųjų technologijų skyriaus vadovas. Kiekvienais metais žmonės susiduria su daugybė klausimų, kaip elgtis laukose. Visuomet kinta ir oro sąlygos. Ir kiekvieną kartą mes turim adaptuotis. Turim sugalvoti, kaip geriausiai turim padaryti vienus kitus sprendimus. Prieš save matote 1200 skirtingų laukelių, kuriuose yra atliekama gausybė bandymų. Sveiki, yra iš naujo. Sveiki atvykę į agrokoncerno renginį Patirtis, priemonės, tikslai vasara. Lauko dienos bendrai yra labai reikalingos. Žmonės atrodo jau ūkininkauja ir taip jau sako, viską žinom, viską darom, bet kai padaro, paskui jis pjaudasi, plaukus raunas. O čia yra labai daug naujovių, bandymus atlieka Arnas ir yra ką pažiūrėti ir vienu žodžiu gilintis. Agrobiznis kaip medicina. Atėjom kaip į ligoninę, išklausyti, kokie vaistai ir vitaminai tinka. Visai netrukus tuoj pasitiksiu naują grupę svečių, kur kalbėsiu apie fungicidus. Tačiau mano kolegės Liveta ir Danguolė dabar kalba apie beicus, o Modestas, sėklų skyriaus vadovas, kalba apie naujausias, pažangiausias žieminių kviečių veislės. Naujos veislės ateina, nepasėsi, pats savo nesibandysi. Pagrindinį tikslą, bent jau asmeniškai, ieškoti naujų sprendimų, auginimo technologijos. Veislių labai gerų yra. Rapso viena, duplo labai gera veislė patiko. O kviečių viena, kurią neplatina, tai va šita įspūdingiausia čia yra lenkiška veislė. Daktarė Eglė Petraitienė šiuo metu kitai grupiai pasakoja apie biomasės pasikeitimus šį sezoną. Augintojai stebisi, kaip stipriai skiriasi fungicidų panaudojimas ir jo efektyvumas būtent laukeliuose. Ir čia mes matom, kad labai stipriai skiriasi produktų veikimas, kurie kainuoja netgi tą pačią pinigų sumą. Tai didelė atradimai ne tik man vienam. O dabar turiu pasitikti kitą grupę. Kas antrą dieną užsuku ir iš tikro pereinu tos laukelius, tam, kad suprasčiau, kaip keičiasi fungicidais purkšti pasėliai, nes jie kinta nuolat. Dar aš noriu niekad nieko neapgauti, visada pasižiūriu dėl visos šventos ramybės. Tie lapai gavo kontaktą su fungicidu. Mes pradėjom žiūrėti, kad kai atiduodam juos anksti, mes išvalom pasėlį, jis nebūna apniktas taip stipriai ligų ir vėliau mes turim kur kas sveikesnius, aukštesnius lapus. Fungicidus praktiškai jau naudojam tokius pat, kur Arnas bando, labai patiko. Čia tokių mišinių sugalvojau, kur gamintojai pamatė išsigastų, nes kai kurios iš jų suženijau. Kuo didžiuojas, tai kad mes turim tokią bazę, galiu kasdieną čia vaikščiot, kada noriu, kaip noriu, ir po to galiu žmonėm pasakyti taip, kaip yra. Šiandien mūsų specialistai kalbėjo apie dirvožemio tyrimus, kalbėjo apie tikslų įvairavimą bei jo teikiamas naudas ūkiuose. Įdomu ir naudinga, vis tiek reikia domėtis, žiūrėti į ateitį viską, vis tiek reikia tobulėti, viskas tobulėja, reikia vytis. Šiais metais dirvožemio tyrimus bandysim keliuose laukuose atlikti. Sakau, mes jau 2 metai juos darom ir matom akivaizdžią naudą, akivaizdžią. Bei didžiuojamės ir kitais išskirtiniais Topcom korporacijos gaminamais produktais, tokiais kaip CropSpec, skanerių skirtų azoto kiekiui nustatyti bei tiksliesiems tręšimams ar purškimams taikyti laukuose.
Važiuoju lauką, jisai margas, kas nugerta, kas nenugerta. Nu tai kiek rankinių būdų išjungiam, įjungiam. Dabar daug paprasčiau tą padaryti, nes viską padaro įranga. Žmogaus klaidas gali jisai eliminuoti. Nauja technologija leidžianti mūsų augintojams dar geriau pažinti savo laukus. Tos įrangos pagalba augintojai gali matyti savo derliaus žemėlapius. Ir ši sistema vadinasi Yield Track. Mūsų tikslas dirbti vis tiksliau, taupiau ir tvariau. Tai neišvengiamai yra dalis ateities. Reikia ruoštis visiems Lietuvos ūkininkam, kad reikės mažinti ir pesticidų normas, ir trąšų normas. Tai va, tam, kad nebūtų šoko po 3, 4, 5 metų, neliktume su 4-5 tonom, reikia pradėti dirbti šiandien. Viso šio centro išskirtinumą pabrėžė mūsų įrengta laboratorija šiame centre, apginkluota moderniausia įranga ir ten gali nustatyti aibę įvairiausių parametrų. Toks gilus augalų ir žemės ūkio pažinimas mums leidžia teikti dar detalesnes rekomendacijas ir išvengti klaidų. Tai va dabar lydžiu jūs jau pas kolegą. Ačiū už dėmesį.